Kapela iš 6 žmonių, išvykstam iš Tauragės į Vilnių ir laukia skrydis iš Vilniaus į Atėnus. Ir paskiau į kitas 4 šalis. Esam naujajam Vilniaus oro uosto čia išvykimo salėj. Dar visi su striukytėm, nes Lietuvoje ir šalta. Tikėkimės, Atėnuose bus šilčiau. Mane nuo grupės sodina per atskirą įėjimą. Šį kartą sodins prieš visus žmones. O kapela pasilikus dar prie vartų. Mane įsodin, tada įsodin likusius žmonės. Ir kelsim į Atėnus, kur laukia 3 valandų skrydis. Labai nuostabu. Autobusu atvykom iki vienos pagrindinių Graikijos aikščių. Nuo čia iki viešbučio yra apie 2 kilometrus. Atvykom apie vidurnaktį ir nutarėm eiti pėsčiomis, tuo pačiu apžiūrėdami tokių įdomesnių vietų čia, nes čia daug yra centre, tuo sutaupydami laiko. Tad 2 kilometrus su čemodanais visi žingsniukę matysim, kaip čia seksis. Kadangi grindinys lygus, kol kas viskas einasi gerai. Atėjome prie parlamento rūmų, kur kas valandą keičiasi sargyba. Tai tik sulaukėm 1 valandos nakties ir dabar jie keičias. Tai vienintelis ir pliusas labai didelis, kad nėra turistų, tai mes čia realiai vieni žiūrim, kaip jie bando keistis. Įdomių faktų, kad jų vienas batas sveria apie 3,5 kg. Praeiname pro gražiai apšviestą graikų pagrindinį teatrą. Teatrų šiaip yra apie 40. Ir kaip nekeista, naktim čia ir parduotuvės dirba, ir judėjimas didelis. Yra ką veikti, o mes visi gražiai einam miegoti.